Na, o Nyderlanduose surengta Beneliukso lietuvių regata. Nuo 2015 vykstantis renginys šį kartą rekordinis. Dalyvavo daugiau nei 120 čia gyvenančių lietuvių, o jachta sėdo 12 ekipažų. Iš Nyderlandų LRT korespondentai Mindaugas Laukagalis ir Justina Ilkevičiūtė. Lietuvos himnu prasideda Nyderlandų, Belgijos ir Liuksemburgo lietuvių regata. Į Nyderlanduose esančią Zelandijos provinciją atvyko daugiau nei 100 čia gyvenančių tautiečių. Pirmoji lietuvių regata surengta 2015-aisiais. Šių metų renginys iki šiol didžiausias. Dabar paskutinius 2 metus jau organizuojame ją čia Nyderlanduose, kur praktiškai pakeliam iki profesionalaus lygio ir darome kaip šitą bendruomeninį renginį, kuris šiuo metu yra toks didžiausias Nyderlanduose. Kapitonų pasitarimas prieš regatą. Teisėjas Simonas Steponavičius, garsus lietuvių buriuotojas. Jis sako, buriavimas nors ir sunkus sportas, bet su komanda įmanomas net naujokams. Netrukus jachtų link. Atsakinga akimirka. Daugiau nei 120 užsiregistravusių regatos dalyvių ruošiasi startui. Belieka palinkėti gero vėjo. Ant kranto laukia smalsus šuo, Juki, ir savanoriai iš Nyderlanduose gyvenančio lietuvių jaunimo asociacijos. Užsienį iš tikrųjų labai vieniša gali būti. Gali tikrai su tais olandais susidraugauti, mes vis tiek skirtingas esame tautos ir su lietuviais vis tiek surandi bendrą kalbą. Pirmieji žingsniai į jachtą. Palaikymas krante. Oro sąlygos yra nuostabios, iš tikrųjų geriau net turbūt sunku norėti. Yra vidutinio stiprumo, pakankamai gūsingas vėjas, 12-15 mazgų fonas, gūsiuoja iki 20 mazgų. Tačiau dideliai daliai regatos dalyvių tokie buriavimo terminai beveik nežinoma kalba. Be jokios patirties visai, pirmą kartą, nieko nežinau, nei ką daryti reikės, bet labai laukiu. Regatui pirmas kartas, bet jau su kolega Paulium jau 2 kartus buvom pamokose. Tai truputį jau biški žinom, jau kažką čia vandens truputį pribėgo, jau žinom ką daryti. Oi, labai gerai, nuotaika puikiai, vėjo daug, žmonės labai puikus, viskas labai super. Regatoje ne tik Lietuvos diaspora, bet ir ukrainietė Saša, puikiai mokanti valdyti droną. Čia jos filmuoti vaizdai. O Oleksandras gimė Ukrainoje, bet jau daug metų gyvena Nyderlanduose. Šiais laikais, kai daug neaiškumo ir vyksta karas, svarbu būti kartu su draugais ir dirbti drauge. Po treniruočių oficiali regatos pradžia. Komandoms reikia nuplaukti iki kitame krante esančio plūduro ir grįžti. Apsuk nosį prieš vėją. Atsuk nosį prieš vėją, stumk į šitą pusę. Vis dėlto dalis dalyvių su užduotimi nesusitvarko. Tai užplaukusios ant seklumos komandos gelbėjimo operacija. Stumk, nežiūrėk, stumk! Su akim nenustumsi, su rankom tik tai.